Sveiki, mėlyje. Norėčiau pasakyti, kad SOS gyvūnai yra ta organizacija, kuri gimė tam, kad padėti dažniausiai visiškai beviltiškiems, lašiems, seiniems gyvūnėliams, nes tai yra pati opiausia problema Lietuvoje. Dar jeigu šunelis yra veislinis, jisai turi didesnę galimybę atrasti namus ir jį mieliau pasiema. Bet jeigu gyvūnas jau yra senyvo amžiaus, luošas, gal nelabai išvaizdus, jam yra labai sunku ir gatvėse žmonės nuo tokių gyvūnų bėga. Jeigu mama eina su mažu vaiku ir vaikas nori tą gyvūną paglostyti, tai mama būtinai papasakoja, kad tai yra nešvaru, kad tai yra baisu, kad tai negalima ir atmuša dar didesnį norą vaikui padėti. Tai bet, kad tokių dalykų nebūtų, mes stengiamės tokiais gyvūnėliais vis dažniau pasirūpinti. Ypač tada, kai ateina žiema. Yra vaikų globos namai, yra senelių globos namai, pensionatai, yra nesveikų, neįgalių žmonių globos namai. Ir jie kaip ir gauna tą pagalbą, jie gali kreiptis, jie gali pasakyti. Mes stengiamės paruošti visuomenę, patys padėti paruošti visuomenę, paruošti vaikus, žmonės, kad reikėtų atsišaukti ir į beglobių gyvūnų pagalbos prašymą. Nes patys jie paprašyti, patys pasakyti negali, jie tik tai nebyliai žiūri to savo žvilgsniu, kuris kaip ir pakeri, nugali ir tu supranti, kad tu turi kiekvieną dieną padaryti daugiau, kad tam gyvūnėliui būtų šviesiau, kad jis nebūtų alkanas ir kad jam šiek tiek tas gyvenimas būtų skaidresnis. Susikūrėm prieš 6 metus, jau sausio mėnesį švęsim 6 metų kaip labai gražų gimtadienį. Tai yra gal ir nelabai daug metų, bet mums tai yra didelė šventė, nes per tas metus praėjom labai sunkius kelius, labai daug vargo, labai daug sunkiai dirbome. Ir šiais metais iki naujų metų atidarom savo naują prieglaudą, kuri yra pati pirma Lietuvoje savanoriška ir pastatyta už žmonių paaukotas lėšas. Tai yra nuosavas žemės sklypas, tai yra nuosavi namai, tai yra nuosavas SOS gyvūnų kiemas, kur gyvūnas yra visiškai saugus. Jo niekas neišmes, jo niekas neišvys, jisai gyvens tiek, kiek jam priklauso. Mūsų SOS gyvūnų kieme gyvūnai nėra žudomi, nėra migdomi. Tai yra mūsų šeimos nariai, mes jas labai mylim, mes už juos kovojam ir tai yra pats brangiausias dalykas, ką mes šiandienai turime. Yra suformuota labai nuostabi komanda. Gal jinai nėra labai didelė, bet jinai yra ištikima. Ir su savo komandos žmonėmis galėčiau eiti į žvalgybą ir žinočiau, kad vieni kitų nepavesime. Tai yra svarbu. Šiuo metu yra globojami virš 50 šunelių, virš 120 katinėlių. Ir manau, kad tuo skaičiumi ir nesustosime. Ir todėl labai reikalinga pagalba, kad tie gyvūnai būtų išreklamuoti, kad tie gyvūnai būtų parodyti, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tas jų bėdas, apie tos jų likimus ir suteiktų jiems, kas atneša guolį, kas atneša senus nereikalingus rankšluosčius, paklotus, kas nuperka žaislą, kas paremia maistu, kas paremia pinigėliais, kurie yra reikalingi gydymui, sterilizacijoms, skiepams, kokybiškam maistui nupirkti ir mūsų prieglaudos statyboms, kas yra labai svarbu gyvūnų gerovėje. Nes kol kas išeina labai daug lėšų, kad kiekvienas namelis būtų patvarkytas ir padarytas taip, kad gyvūnas jaustųsi ten saugus ir svarbiausia, kad jam būtų šilta. Ir todėl visus kviečiame dalyvauti šioje akcijoje ir aišku, kas senelius paglobos, kas vaikus, o kas šunelius, nes jie visi iš tiesų laukia pagalbos, jie iš tiesų visi yra mūsų visuomenės dalis ir jeigu mes šiandien galėsime kažkam tai, kaip ir sakiau, paskaidrinti gyvenimą, tai visą laiką užmigsime ramus, kad mažą dalelytę širdies kažkam tai atidedam.